Valdovė žiema. Seniai gražiame kaime turtingoje troboje gyveno moteris su dukra ir su našlaite podukra. Podukra per dienas sunkiai dirbo, prižiūrėjo gyvulius tvarte, ravėjo daržus ir rateliu gražiai verpė plonus lygius siūlus. Kaimietės dukra, tingi ir pikta, krėtė visiems niekšingas išdaigas. Vieną kartą sugriebė iš kapšelio ritelį suverptų siūlų, kuriuos ilgai verpė podukra, ir įmetė ją į šulinį. Norėjo, kad supykusi motina kuo griežčiau nubaustų vargšę našlaitę. Nelaiminga našlaitė labai bijojo griežtosios pamotės pykčio ir jai labai buvo gaila puikiųjų verpalų, kuriuos taip sunkiai verpė. Norėdama užkirsti kelią visam blogiui, nepaisydama pavojų, nusprendė įlipti į šulinį ir ant jo dugno paieškoti nuskendusios verpalų ritės. Nors ir bijojo, pažvelgė į vidų ir šoko žemyn. Atsistojusi ant šulinio dugno, pastebėjo paslaptingas dureles. Pravėrė jas ir kaipmat atsidūrė stebuklingame pasaulyje. Stovėjo kalnų pievoje tarp žolynų, gėlių ir medžių. Bijojo grįžti į pilkosios pamotės namus, dėl to nusprendė likti stebuklingame krašte ir galbūt čia atras paguodą. Pradėjo žvalgytis po vaizdingas apylinkes, netrukus savo kelyje pamatė didžiulę duonkepę krosnį, įkaitusią iki raudonumo. Gražiai iškepę duonos kepalėliais, cypė nuo karščio ir žmonių balsu paprašė praeinančios mergaitės, kad juos ištraukti iš krosnies. Našlaitė ištraukė kepalus, išgelbėjusi juos nuo neišvengiamo sudegimo. Tada vėl toliau keliavo. Kryžkelėje pamatė gražią didžiulę seną obelį. Jos šakos sviro nuo aplipusių, sunokusių rinktinių obuolių, vos išlaikydamos vaisių svorį ir kone lūždamos. Obelis paprašė mergaitės pagelbėti jai, išsilaisvinti nuo to sunkumo ir nuskinti obuolius. Ji nedelsdama įvykdė tą prašymą, o obelis buvo be galo jai dėkinga. Kuo toliau į nuostabiosios šalies gilumą ėjo mergaitė, tuo darėsi šalčiau. Pagaliau pasiekė didelę miško laukymę, visą užsnigtą, ledo sukaustyto upeliu. Pakrantėje stovėjo gražus namas, ant kurio šiaudinio stogo pūpso didžiulės sniego kepurės. Mergaitė labai parūpo paslaptingą sodybą. Pasiryžo nueiti ir paprašyti prieglobsčio, nes buvo gerokai nuvargusi po ilgos kelionės. Pasibeldė į duris ir įėjo vidun. Didelė ir šiltoje židinio ugnies prišildytoje troboje sėdėjo linksma senutė. Maloniai pasisveikino mažąją keliauninkę ir pasiūlė jai likti tarnauti jos namuose. Mergaitė turėjo prižiūrėti šunį ir katę ir dar tvarkyti namus. Svarbiausia jos pareiga buvo kasdien kedenti pagalves. Privalėjo tai daryti taip stipriai, kad plunksnos iš jų lakstytų. Stebuklingos šalies senutė buvo valdovė žiema. Kai buvo kedenamos jos pagalvės taip stipriai, kad net lakstydavo plunksnos, laukuose, miškuose ir žmonių kiemuose iškrisdavo daug balto sniego. Mergaitė buvo labai sumani ir darbšti. Rūpestingai prižiūrėjo šunį ir katę, tvarkė visus namus ir su didžiausiu įkarščiu kedeno purias pagalves. Valdovė žiema patenkinta šypsojosi ir kad atrado tokią gerą, rūpestingą ir darbščią padėjėją, nuolat linksmą ir malonę kiekvienam paukšteliui ir žvėreliui. Mergaitė niekada nesiskundė pareigų pertekliumi. Darbavosi į 1 metus. Kai nusprendė grįžti pas pamotę ir jos nedorą dukrą, besišypsanti, valdovė žiema liepė atsistoti jai po šiaudiniu stogu ir pakelti prijuostėlę.
Tik ištarsi burtažodį į mergaitės prijuostėlę, pažiro sunkių auksinių monetų lietus. Taip jai buvo atlyginta už įtikimą tarnystę, už šuns ir katės priežiūrą, o svarbiausia, už uolų pagalvių kedinį. Nuostabiai apdovanota mergaitė iškeliavo atgal namo, kur dar vis tebegyveno pamotė su savo tingine ir pričiurna dukra. Labai nustebo kieme pamačiusios ją, pasikeitusią, besišypsančią ir prijuostėje tempiančią didžiulę krūvą auksinių monetų. Nedoroji kaimietės dukra ėmė klausinėti, iš kur mergaitė gavo tiek daug turto, o su motina išklausiusios našlaitės pasakojimą, iškart nusprendė, kad ir ji keliaus tarnauti valdovei žiemai, kad gauti didžiulę aukso krūvą. Tinginė mergaitė iššoko į šulinį, atrado slaptas dureles ir iškeliavo į valdovės žiemos namus. Nors kelyje ir matė duonkepės krosnį, neištraukė iš šios duonos kepalėlių, nors ir paprašė obelis apskinti vaisius, jai taip pat nepadėjo. Valdovė žiema priėmė ją tarnauti, tačiau tingi mergaitė nenorėjo dirbti. Netvarkė namų, nemaitino nei šuns, nei katės, o svarbiausia, nekedeno pagalvių, tik nekantraudama laukė, kada pasibaigs tarnystės laikas ir bus valdovės žiemos apdovanota aukso monetų krūva. Pagaliau praslinko tarnystės metai ir valdovė žiema palydėjo mergaitę iki priebučio. Liepė jai stoti po šiaudinę pastogę, o pati ištarė burtažodį ir tuoj, kad ims ant tinginės mergaitės galvos vietoj aukso lyti tiršta juoda smala ir byrėti kieti sniego gniutulai. Labai susigėdusi ir apdaužyta sugrįžo į savo motinos sodybą. Neparnešė nei auksinių monetų krūvos ir buvo siaubingai purvina, smaluotais plaukais. Pasipasakojo darbščiai našlaitei, kaip atliko pareigas pas valdovę žiemą ir kokios bausmės ji už tokią tarnystę nusipelnė. Pagaliau suprato, kad blogai elgėsi, negarbindama darbo, gyvendama kitų patarnaujama. Nuoširdžiai atsiprašinėjo našlaitės už visus piktus pokštus ir bjaurias išdaigas. Geros širdies našlaitė jai mielai atleido, pasidalino jį savo turtu su pamote ir dukra ir nuo tada taikiai ir labai draugiškai kartu gyveno.